dieną, su jumis aš Gabija ir šiandien darau visiškai kitokią dalyką, negu kada nors esu daręs šitame kanale. Taip, kad nauji metai ir naujas aš, kadangi aš Instagram'u savo nuolat įsikeliu, kaip aš žaidžiu Simsus, būtent Simsus 4, jūs visi pradėjot rašyti, kad Gabija, sukurk video, kaip žaidži Simsus. Pabandysim kažką naujo kanale, ko niekad nėra buvę. Galime iš tikrųjų ir pradėti. Ir dabar aš jums trumpai pristatysiu, kasgi čia yra. Gabija ir jos pavardė bus vlogerė. Ne vlogerė, nusišneku. Jau vlogeriai nebemadoj. Influencer. Gerai parašiau. Žodžiu, tai va, nusprendžiau, kad sukursiu save, tokią, kokią buvau prieš pradedant ten visus video kūrimus ir kažką pradedant su savo stiliu. Nes mes tą darysime žaidime. Tai jos tikslas galėtų būti, kad jinai nori būti labai populiari. Įsivaizduokite, jeigu man iš tikrųjų toks gyvenimo tikslas būtų. Tai va, toks jos dabar yra stiliukas, aš irgi tokia kažkada buvau. Paprasta maikutė, treningiukas ir juodi konversai. Čianais irgi uždėjau lakierkas. Tada čia jin taip miega. Čia uždėjau, nes priminė truputį Lietuvą, žinot, geltoną, žalią, raudoną. Jo, čia vakarėlis, jinai taip eina, tik dabar pamačiau nugarą. Išeiginiai treningai, violetiniai, viskas gerai, čia truputį tribal raštų. Iš čia atrodai jokio vakarėlio, čia šiaip casual ir tada BAM! Vakarėlis. Tada jinai taip maudas, maudymosi kostiumėlio aš prisiekiu, kad aš jo net nekeičiu, aš tokį įsijungiau ir supratau, kad man tinka. Šitą irgi nekeičiau, galiu prisiekti. Ir aš nusprendžiau, kad jinai nori būti fashion influencerė, jinai nori būti stilinga ir stilistė kažkokia ir ji bando, bet jai nesigauna. Blemba! Aš visai pamiršau, kad mums namus reikia pasistatyti. Ir dabar mums namų statyti nereikia, mes va turim va tokį labai tuščią čia kažkokį, nežinau. Aš neįsivaizduoju, kas čia yra, čia tragedija namai iš tikrųjų. Tai mes truputį patobulinsim, aš tokių didelių namų nenoriu, tai aš sumažinsiu, nes man ir šaibų truputį trūksta. Susidėsim čia kelias lempas. Tai va, man reikia stalo, kompo stalo. Kur yra kompo stalas, kur aš galėčiau kurti videokus? 5 hours later. Va! Čia mes kursim savo video. Galim virtuvę įdėti čia. Nu kas vyksta? Kodėl aš taip panikuoju? Nepanikuok! 1 eternity later. Tai va, čia yra jos namai. Jie kol kas yra labai lievi. Čia nieko nėra, čia yra stalas, va, prie kurio jinai dirbs. Tualetas, aišku, patys suprantat kam. Lova. Čia geltona sofa, nes irgi patys suprantat, kodėl. Nieko tokio, visi nuo kažko pradeda. Ir Gabija, kaip tu jauties? O va, jai iškart labai patinka jos televizorius. Pirma, aš noriu pažiūrėti darbus, nes aš nežinau nieko, kas yra naujo Simsuose. Vat yra influencerė. Mes esame influencerė. Ką? Kas čia vyksta? Gerai. Apsišykit galvas, aš dabar einu filmuoti video. Čia kažką galima nusipirkti. New lights. Seni. Pasižiūrėkit, kokią lempą ką tik nusipirkom. Wow, čia yra nuostabu. Tada trends. Pasižiūrėkim, kas trendina. Ir tada iš karto nufilmuosim, kad gautume pinigų. Nes dabar esam su 21, vadinkim, eurukais. Savo kišenį turim 21 euriuką. Ir Gabijos tas netenkina. Vat, beauty reviews, kaip tik Gabijai. Wow! Žiūrėkit, su kokia kamerytė jinai filmuoja ir aš su tokia filmuodavau. Ašaros net susikaupė Gabija. O, žiūrėkit, jinai daro tą patį, ką aš darydavau. O, kaip miela, kodėl aš verkiu? Aš žaidžiu Simsus ir aš verkiu. O Jėzus, kaip lėtai. Pas mus atėjo žmogus. Wow, jinai kokia stilinga. O, kaip tai galėsim interviu iš jų paimti. Mano kasdieninis makiažas plus, pirmas video. Like, share ir sub, va.
kaip man iš jos paimti interviu. Discuss outfit, va, paklausk jos, ar gražus treningas mano iš Sportlando? O taip, tikrai visai nieko tavo. Tai paklausė ar ne? Ar jinai jau paklausė? Susipažinkim, ačiū, kad atėjai. Vat, vegetarė, pasidalinkim, kad esam vegetarė. Neik, žiūrėk teliko, nu prašau, galiu bendrauti su žmonėm. Čia visiškai esu aš. Kai aš galiu išeiti su draugais į lauką pabūt, aš pasirenku geriau žaisti Simsus prie kompo. Taigi, draugiškai, mano, mes šiaip pykstamės. Va, interviu Vanessa. Vanessa, ateik, plizas, man labai reikia iš tavęs pagalbos. Gerai, super, viskas, Vanessa, tu mum esi nebereikalinga, pasitrauk. Dabar mes keliausime į miestą ir ten ieškosime žmonių, iš kurių galėtume paimti interviu. Nors vienas žmogus yra kažkur aplinkui. Ar čia negyvena žmonės? Matau žmogų, matau auką, jau viena auka yra. Kas ji tokia? Klara. Klara pikta. Reikia saugotis, kad negautume truputį į zubus nuo Klaros. Labas, Klara, kaip tau diena? Aš nusipirkau naują lovą. Labas. Čia yra susibuginę, nes rodo raudonus relationshipus, nors yra žali. Wow, irgi koks fashionista. Lancė. Gerai, pabendrausim su Lanciu. Klara, minkišė. Mes tuoj susidraugausim su Lencu ir paklausime jo interviu. Man čia kažkaip nesiseka, man atrodo, varom namo ir einam toliau kurti videkus, nes žmonės kažkokie yra nedraugiški. Ir jeigu atvirai, tai gyvenime nelabai reikia draugų. Svarbiausia yra tavo karjera. Ką Vanessa veikia pas mane namuose, minkišė? Dabar mes suredaguosim savo video. Ką Vanessa žiūri? Supratau. Man atrodo, kad dabar mes keliame video, savo pirmąjį. Keliam pirmą video. Gerai, varom greitai į tualetą, nes jinai labai nori. Man irgi tai būna, kai aš susijaudinu, iš karto einu į tualetą. Tai ir jinai tikriausiai pirmas video, žinot, vis tiek čia labai didelis dalykas. Gaminamės. Žiūrim, kaip jinai gamina, kaip jai sekasi gaminti. Pjaustom obuolius, kaip matau, pasimetus truputį, žinot, pirmą kartą gamina. Nieko tokio, visiems būna pirmas kartas. Arbūzą, wow, ir dabar vėl obuolius. Čia mes valgysim tipo obuolių ir arbūzų salotas. Sriubą kažkokį išpylė ir tapo salotas. Plauni bliūdus, greitai. Gerai, šaunuolė. Išsiplauna bliūdus ir varom miegot. Ir susitiksim tada, kai Gabija išmiegos. Visai nepastebėjau, kada Gabija atsikėlė, bet jinai atsikėlė. Mums į darbą už 3 valandų. Jinai eina pavalgyti salotų, kur vakar pasidarė. Vakarienį turėsim pusryčiam, pietum ir dar vakarienį. Tai čia mes labai taupiai ir gerai gyvenam. Einam, atsakysim į komentarus po video. 125 followeriai. Truputį trūksta, matot, smagumo. Ir aš suprantu, kai turi nedaug pinigų, tai ir nelinksmas tas gyvenimas. Man reikia į darbą. Galiu dirbti namuose. Žinot, ką padarysim? Pasikviesim Vanessa. Vanessa jinai mūsų draugė ir pasižiūrėsim, kaip jinai laikosi šiandien. Va, atbėga Vanessa. Mums jos tipo reikia ne tik dėl interviu. Ir paėmam iš jos interviu. Wow, va, fotkytė. O, geriausios draugės. Gerai, viskas, Vanessa gali eiti čia. Labai nuobodu, jin filmuoja video, ką man veikt. Aš turiu laukti, kol jinai nufilmuos. Jin persirenginėja prieš kamerą. Gerai. Hola šmukės. In betelo negali, pažiūrėkite, ant tualeto su telefonu sėdėjo ką tik. Čia yra visiška realybė. Gerai, plaunasi jinai rankas. Ir mes tada keliaujam į miestą, toliau susipažinti su žmonėm. Mums taip nesiseka. Gali paimti interviu, viskas. Viskas. 90 eurukų mano. Gerai, jei labai nepatinka būčiau. Tai mes varom namo. Tas žmogus, kuris anksčiausiai išeina iš vakarėlio, nors čia va kaip smagu prie bariuko visi sėdėjom. Toks jausmas, kad mes draugaujam su Vanessa, jin gyvena pas mus. Va, kaip smagu jai. Wow. Turime suredaguoti jį ir įkelti, nes kiekvieną dieną turi būti po video. Jeigu įkėlėm vakar, turim įkelti video ir šiandien. Čia yra taisyklė, kaip būti geru video kūrėju. Dėl to aš tokia nesu. Bet Vanessa pas mus ateina tik dėl televizoriaus. Aš manau, kad jinai tiesiog namuose televizoriaus neturi. Upload video. Va, galvą plaunam.
viduką. Tada eisim pavalgyti savo mėgstamiausių salotų. Vanesa išeina, gerai galėsim valgyti ir nereikės dalinti su draugais. Redaguojam video, čia aš taip darysiu po to, kai nufilmuosiu šitą video. Galim nufilmuoti meilės patarimų video. Gerai, kaip pavadinsime? Žinot, kaip pavadinsime? Tie, kas mane žiūri, labai senai supras. Mano pirma meilės istorija. Mes einame miegoti, buvo labai ilga diena ir aš su jumis atsisveikinu, kadangi visos šios serijos yra susijęs su kažkokiamis žvaigždėmis, tai galite man pasakyti, kokiu norėtumėte, kad žvaigždžių sukurčiau, galbūt ten kokią Ariana Grande ar netgi Karolina Meskino su Remiu. Kursime, įdėsime į pasaulį ir kažkada juos sutiksime. Ir jeigu jums patiko, žinoma, paspauskit patinka ir labai ačiū jums, kad žiūrit, iki kitų kartų ir ate!